Ką galima nuveikti Palangoje, kai jie vos ne kasdien skalauja lietus? Galima pažiūrėti įspūdingą gatvės šokėjų pasirodymą, o vėliau toje pačioje Basanavičiaus gatvėje galima užsukti į Vakaris Grill terasą pasisėdėti. Jauki terasa su mini pramogomis jūsų vaikams lauke. O vartydamas meniu ir stebėdamas, kaip lauke pliaupia lietus, supratau, kad tą dieną jau niekur nebenuskubėsime. Tad skirtingų skonių naminiai gerimukai, kad sušilti iš vidaus, prie jų puikiai tikęs vyno rinkinukas, į kompaniją Grill Camemberto sūris ir aišku, kaip be keptos duonos su lydytų sūriu. Mėgstantiem žuvienę rekomenduoju Vakarėje paragauti airiškos žuvienės, o ieškantiem aštresnių poskonių turėtų patikti Vakarių česnakinė sriuba. O sūnaus pasirinktas burgeris, kaskart, kai jis jo atsikasdavo, verkdavo sultimis. Na ir kokie katinai be žuvies? Tad katinienės pasirinkimas – vilkešeris, grilintos daržovės ir batatai. Na, o kas valgė barbekių šonkulius su grūzdintomis bulvytėmis ir keptomis daržovėmis, manau ir taip visiems aišku. Barbekių šonkulį tai vienas iš patiekalų, kurie skaniausiai valgosi be įrankių. O desertui Grill terasoje Vakaris puikiai tinka varškės sūris pagardintas ananasais ir ledais. Tad puikiai popietė Grill terasoje Vakaris. 150 eurų kartu su arbatpinigiais ir grįžtam toliau į lietingą Basanavičiaus gatvę.